mus šiandien atvažiavo Žilvinas iš Kauno grupės Galimybė. Pakviesime jį dalintis, tai prašom, iki be 15:08. Sveiki visi, mano vardas Žilvinas, esu alkoholikas. Man didžiulė garbė čia būti su jumis ir labai dėkingas, kad pakvietėt, kad turiu galimybę, gal šiandien bus kažkas prasmingiausio, ką aš šiandien galėjau nuveikti. Ir turbūt kaip įprasta, gal pasidalinsiu savo sveikimo patirtim, bet turbūt pirmiausia, tai manau, kad aš čia turiu teisę būti tarp jūsų, kad esu alkoholikas. Pirmą kartą aš su anonimis alkoholikas susipažinau gerokai prieš 20 metų, kaip su šeima kažkaip tai pradėjome įtarinėti, kad čia galbūt ne vien ta aplinkybės kaltos, galbūt kažkas ir su manimi yra, gal man kažką reikėtų daryti ir nuėjau pas anonimis alkoholikus pasižiūrėti, kaip ten viskas yra ir man ten labai nepatiko deganti žvakė. Susikabinę žmonės suaugę ten už rankučių kalba maldas, visiškas briedas, bet labiausiai man kas nepatiko, tai pasakojami istorijas, kad žmonės gulėjo ten balose su prišalusiais plaukais, apsimyžę ir vienu žodžiu visai kitaip, aš nebuvau nei balo negulėjau, nei apsimyžęs, man atrodo, kad nebuvau. Ir žodžiu, man susitapatinti kažkaip nelabai pavyko, nes aš realiai, ta prasme, kažkaip turbūt nelabai galėdavau apibūdinti savo tos būsenos, pats mažens kažkaip tai įsivaizdavau, kad aš esu kažkoks kitoks, kad man toks vaizdas, kad sustabdykit tą pasaulį, aš išlipsiu, nes realiai turėjau begalės lūkesčių visiems žmonėm aplinkui, tėvam, vaikam, draugam, kažkokiam situacijom, žodžiu, viskas vykdavo ne taip, kaip aš noriu, aš nusivildavau ir vaikystėje kažkokią vienatvę, galėdavau savaitę laiko pražaisti savo įsivaizduojamam pasaulį su nieko nebendraujant. Paskui atsibosdavau, aš vėl grįždavau, nes vis tiek kažkaip reikia tą socialinį palaikyti. Tai, žodžiu, pirmą kartą alkoholį paragavau labai anksti, gal 5 metų, man labai patiko. Ir ta prasme, ten kaip tėvai visą laiką duodavo palaižyti ir paskui įvyko tas, tėvai išėjo palydės svečius, o aš išlaižiau stikliukus, žodžiu, dagėriau, kas ten buvo palikti. Tai laukdavau tų tėvų balių, žodžiu, kaip nedažnėje būdavo, realiai tėvai mano nebuvo alkoholikai, švesdavo gal tik tai jozinės ir per metus gal maksimum 2 šventės kažkokios būdavo. Tai, kad kažkaip galėčiau, ta prasme, išgerti, bet man visą laiką buvo įdomu, kad ne taip, kaip visi, mano draugai nebuvo mano klasiokai, buvo vyresni, rūkyti pirmą kartą už rūkimą 8 metų turbūt gavau, pridaužę tėvai gerai, nuo 13 metų pradėjau pastoviai. Vėliau ir gerimas, ta prasme, prieš šokius kažkaip, tai nors dar ir šokius kaip ar nepriklausė, bet aš, ta prasme, man nelabai svarbu buvo, kas priklauso, kas nepriklauso. Aš netgi mokinio pažymėjimą buvau pasidaręs, kad žodžiu, ten 2 metai save pasisendinau, kad vienu žodžiu galėčiau nusipirkti alkoholį. Nes labai jaunai atrodė, žvengdavo iš manęs draugai, paskui vėliau ten kai tą dainą, kad Forever Young visiems parduodavo, man vienam neparduodavo, žodžiu. Tai gėrimas, nežinau, buvo geriausias, kas įvykdavo mano gyvenime, nors kažkaip ta pati pradžia, tas prisėdimas prie stalo ir ta euforija, viskas būdavo gerai, tik tai labai prastai pradžioje mano buvo tolerancija, tai visokie nemalonumai būdavo, tai užmigdavo tualetę, tekdavo duris iškelti, kad mane iš tenais iškrapštyti, žodžiu, tai dar kažkokių visokių ten nemalonumų, žodžiu, bet gert man be galo patiko ir tie pirmieji mano mokykloje gerimai, tai būdavo kas savaitgalį, aš tiesiog džiaugdavosi draugam, pasakodamas, kaip, vakar ten prisigėrėm, ir ta prasme buvau nesąžiningas nuo pat pradžių, kaip pradžioje pirmais mano gerimo metais, tai išgerdavom ten porą butelio alaus, sakydavau, kad ten išgerdavom 6, kaip mano girtavimo pabaigoje būdavo, kad aš išgerdavau 12, sakiau, kad tai porą bonkų išgėriau, ir viskas. Tai ta prasme, kažkaip su tais nelabai man ten su skaičiai sutapdavo.
Gerimas lyg tai atrodytų viskas būtų gerai, bet aš kažkaip niekad nesuvokiau, kad jisai gali būti kažkokiu man priešu. Aš nesuvokdavau, kad tos papuolimas į blaivyklą tuo metu buvo tokia organizacija, žinai, išmetė mane iš mokslų, žinai, nu, tai, bet aš kaltindavau ką, aš miliciją kaltindavau, man tas kaltas, kad mane pagavo. Ne aš, kad prisigėriau, žinai, man reikėdavo su sąlyga, kad aš gerą pristatysiu charakteristiką, mane, žodžiu, aš dirbau taksi parke, tai aš stovėdavau, hebra geria gildijų, tai negi, blemba, aš praleisiu dabar gyvenimas, be manęs vyksta, žinai, taigi ten tiek taip įdomu, stovi taksi prie gildijos, aš su hebra geriu, žinai. Man darbą 6 valandą reikia išvažiuoti, aš puikiai žinau, kad man reikės atsipūsti, bet ta prasme aš baigiu gerti 2 valandą nakties, nes žinau, kad kažkaip išsisuksiu, ateis ten reikės duoti kažkam tai pinigų ir žodžiu panašiai. Niekas turbūt negalėjo mane sustabdyti nuo to, kad va, to noro, kažkokias turėjo priežastis, kad aš neišgerčiau, bet ta prasme tokių matyti nebuvo. Ir šiaip tas mano gyvenimas atrodė labai smagu, viskas sekėsi, kuo be prisijėmų, kaip man atrodė, kad viskas visur labai gerai. Ir ta prasme, tas viskas gerai, tai ta prasme kažkokie pinigai ir dėmesys, kaip man atrodė. Bet realiai vėliau prasidėjo tas gal nuo kokių 35 metų, žinai, ir nesutarimai iš namuose, ir mano verslų griūtis, žinai, kaip tas verslas gali negriūti, jeigu aš 12 valandą žmona mane kelia pusiau juokais, pusiau rimtai, вставайте, ваше величество, вас ждут великие дела. Čia buvo, realiai cituoju. Ta prasme, žinai, tai va toksai juokas, bet toks visiškai juokas. Iš tikrųjų, 1 valandą susitikdavom prie desertinio baro, o ne tokio, žinai, tokie jaunieji verslininkai, kaip aš aptart, vienu žodžiu, kaip ir knygoje rašo, žinai, kad kalbėdom apie milijonus, ko mes tik neprekiavom, ten vagonais visokiais gyvsi, dabar žodžiu, nieks realiai ten nieko nematė, bet va tokie kažkokie kvailipai stalai ir žodžiu, bet kažkaip vis tiek sumaidinom prasimanytų pinigų. Klaipėda man labai čia patikdavo, savaitgaliais nėra Kaune mergų, sėdi į taksą ir važiuoja į Klaipėdą. Tai aš įsivaizduoju, kad tai labai yra smagu, kad taip yra kieta, žinai. Daugelis tų žmonių, su kuriais tuo metu kažkokius verslus darėme, turi dabar įmonės geras, ta prasme, stovi normaliai finansiškai, žinai, aš tuo metu juokėmės, blemba, taigi gyvenimas reikia gyventi, žinai. Tai man atrodo tuo metu, kad tas yra gyvenimas, žinai, vaikščiot, žinai, Britvos ašmenim, bet va viskas po truputį keitėsi, žinai, kaip minėjau, atėjau pas anonimus alkoholikus, nusprendžiau, grįžau namo, pasakiau, kad aš ne alkoholikas, tai praėjo nedaugiau, ne mažiau 4 metai, pragėriau šeimą. Ta prasme, su darbais dar prašiau buvo, bet ta turbūt ta vienatvė ir tas toks, nepakeliamas tos nuotaikos, ta prasme, visiška neviltis. Kai grįžti namo, žinai, visą dieną vaidinės kietą, kai tavęs nieks nemato, įsijungi televizorių, kitam kambarį kitas televizorius, kompiuterį, pasileidė kažkokią dar muziką, žodžiu, visą laiką reikėdavo, kad kažkas tai barškėtų aplinkui, garsas kažkoks būtų ir panašiai. Ir atsikemšė alaus 1 butelį, ir žodžiu, cigaretė, ir savęs gaila, ašaros bėga, snaglys bėga, žodžiu, ir nieks nesupranta manęs ir panašiai, žinai, aš galėjau krūvą priežasčių išvardinti, kad negerčiau, jeigu būtų taip, taip ir taip. Bet kaip minėjau, turėjau daug lūkesčių, bet kažkaip tie lūkesčiai nelabai atliepė pasaulis tos mano lūkesčius, tai žodžiu, buvau labai nelaimingas, turbūt pats nelaimingiausias žmogus, kaip aš tada įsivaizdavau, realiai turėjau viską ir finansiškai, ir ta prasme, ir dėmesio nesiskundžiau, bet nesugebėjau išlaikyti jokių santykių, ta prasme, susitinki su žmogu, moterim pradedi bendrauti, savaitę šakės, blemba, draugam, kokią gerą susiradau, žinai, savaitę praeina, žiūrėk, nieko ten gero pasirodo, žinai. Tai, žinai, bet niekad nesuvokiau, kad problema manėje, žinai, ir tai dabar paskui atėjau į anonimus alkoholikus prieš 16 metų, vakar kaip tik kalbėjom 16 metų ir 3 mėnesius. Tai šį kartą, ta prasme, vėlgi buvo, atėjau ne iš gero gyvenimo, dėl to, kad buvo geras oras ir atėjau pasižiūrėti, kaip tie mėly žmonės gyvena, atėjau iš didelės kančios.
Tai, žinai, kaip vat, žmonės sako, kad pats atėjau į aš, žinai. Tai jūs patikėkit, jeigu aš būčiau turėjęs kur nueiti, tai aš tikrai pas jumis būčiau nedaėjęs. Jeigu aš dar turėčiau kažkokių šansų, žinai, užsikoduoti aš negalėjau, nes maksimum 2 dienas galėdavau išlikti negeręs. Pas gydytojus, ta prasme, buvau, jie man pasakė, kad su manim viskas tvarkoj. Ir žodžiu, kas man padėt labai, ta prasme, neturėjau suvokimo, žinai. Ir va, pirmą kartą tada atėjus į grupę kažkaip tai, vėlgi, nelabai man ties patiko žvakės ir maldos, bet ta prasme klausiau ir išgirdau vis dėlto, gal žmonės kalbėjo apie emocijas, apie tą jausmus, ką jie jautė, kas man pavyko sustapatinti, tą vienatvę, nuolatinės nerimo, ta prasme, būsena, jinai buvo, nežinau, kaip savaime suprantam. Baimė, isterijos priepuoliai, ta prasme, nemeilė, kad nesugebu mylėti nieko aplinkui ir ta prasme, tas visiškas nepasitenkinimas, nesuvokimas, kaip gyventi. Tai ir ką aš labiausiai išgirdau atėjęs, kad man labai pasisekė, nes jeigu man reikėtų jumis visus pakeisti, tai man būtų ragas. Nes kažkodėl tai kiek bandžiau keisti žmonas, vaikus, žodžiu, kad jie kitaip elgtųsi, tėvus ir nesielgia. Viskas vyksta, draugam papasakau, kaip turėjau elgtis, tai likau be draugų, žodžiu, ir tai va, o sako, čia klausyk, tau pasisekė, tu pats gali keistis. Tai va, bet sako, ant sienos kabo žingsniai. Kažkaip negirdėdavau tos frazės, dabar liktai, man atrodo, irgi praklausiau turbūt, va, ten kažkaip parašyta, štai žingsniai, kuriuos mes žengėme, siūlomi kaip sveikimo programa. Ten kažkaip, nes realiai 3 metus pirmus vaikščiau TSE, 3 metus vaikščiau 7 kartus per savaitę, pas mane grupė buvo 7 kartus per savaitę, po metų laiko tapau pirmininku, tai dar realiai vos ir susirinkimus turbūt nevedžiau kiekvieną dieną. Nes niekas už mane tai geriau negalėjo padaryti. Ašgi žinau, kaip viskas turi būti, kad tvarka turi būti, kad viskas būtų taip, kaip turi būti, kaip tradicijos, žodžiu, kurių nežinai ir panašiai. Trečiadieniais būdavo nagrinėjama grupė tradicijos, tai aš ta prasme apsimdavau vest, neleisdavau niekam kalbėti nei temą, tai nekalbėdavo niekas. Nes apie tradicijas, ta prasme, apie žingsnius nelabai kas sumanė. Tai žodžiu, tai va taip jau buvo, žinai, tai va kas būna iš to tarnavimo, kaip nėra sveikimo, žinai, tai yra vadovavimas ir žinojimas, žinai. Nes pas alkoholiką, tai klynas išdžiūsta, tai pirmiausia grįžta savo nuomonė, žinai, ir žinojimas apie viską, kaip viskas turi būti. Tai aš buvau neišimtis, tai va realiai 3 metus vaikščiau, euforija, viskas gerai, smagu, gera, žodžiu, jubiliejai. Va, toj bus Palangos jubiliejai, šventosios, žodžiu, tos nuo šventosios iki šventosios. Tas labai frazė man patikdavo, žinai, atvažiuoja 2 dienas šventoji, pabūni ir jau blemba, jau baigėsi šventoji, žinai. Jau pradedi nerimauti, žinai, kad jau toj baigsis. Dar tik atvažiavai, žinai, dar žmonės nesusirinkę, bet jau kažkaip tai baigėsi. Gyveni ne čia ir dabar, bet, ta prasme, kažkokia ateitim, bet visą laiką to kaifo man reikia. Ar blaivybė, ar tenais, tai žodžiu, per tos 3 metus vaikščiantį grupę man labai padėjo, važinėjau žingsnių stovyklas, tai kažkiek, tai ta prasme, to mano egoizmo, tos mano ragus biškiai apkarpė, bet tie mano lūkesčiai niekur dingo, jie kaupėsi, vėl aš atsirado lūkesčiai jum, netaip sveikstat, netaip kalbat grupiai, netaip kažkas vyksta. Žodžiu, ir po 3 metų aš jau tokioj dilemai, kad kažką turiu daryti, nes, emocijos blogėja, nuvažiavimas į stovyklą nepadeda. Ta prasme, kaip anksčiau buvo tokia išeitis, važiuok į stovyklą, tau padės, tai porą kartų padėjo, paskui žiūriu, kažkaip tai nepadeda. Išgirdau žmogų kalbant, kuris mane labai patiko, kalbėjo apie žingsnius, kad tas numeracija tai yra neatsitiktinė, kad tie žingsniai, dabar tai man viskas suprantama, aš tada nesuvokiau, žinai, kaip, kad ta numeracija 1, 2, 3, mano gyvenime to nebuvo, aš 5 klasė man buvo įdomu, kai bus tenais 9, kaip aš jau ten paskui kažkur kitur būsiu, žinai, niekad savim nebuvo, žinai, tai čia irgi panašiai. Tai žodžiu, girdėjau žmogų, kuris visiškai kitaip kalbėjo, negu kitai, kai aš jį buvau girdėjęs, ta prasme, kalbėjo apie žingsnius, apie tikėjimą, kad tai yra realu. Ir ta prasme, kad kaip pasikeitė jo gyvenimas.
Ir žodžiu, labai man daug pastangų kainavo, bet paprašiau iš jo, kad būtų mano globėjų. Iškart papasakojau, kaip mes su juo ten dirbsim. Sakau, su manim ten nebus daug reikalų, žodžiu, nes aš jau daręs tuos žingsnius, važinėjęs stovyklose buvau, žodžiu, ir ten ir 4, 5 daręs, ko aš tai tik nedaręs. Pirmininkavau, aplamai nusipelnęs alkoholikas, nes, ta prasme, buvau elitinės grupės pirmininkas, kaip ten vienas irgi atėjęs, sako, šitą grupę, tai elitiniai alkoholikai. Na, kaip fainai būtų. Elitinis alkoholikas. Ta prasme, sakau, joką kelią, bet tai čia buvo rimtai. Tai įsivaizduokit, kokiai draugijoje mes, kokiai kompanijoje sėdėm, žinai. Su tom savo tom galvom ir savo tais mąstymais, žinai, dabar linksma tuo metu, žinai, kas reikia, žmogus pasižiūrėtų, tai nežinau, kaip sureaguotų. O dar jeigu kas nors mintis pagarsintų, kas tenais iš tikrųjų, žinai, tarp tų dviejų sudarosi, tai būtų visai, manau, baisu. Tai, žodžiu, jis išklausė, sako, viskas gerai, bet sako, davai gal nuo pirmo žingsnio pradedam. Nu, tai kaip čia automatu, 3 metus atbuvęs jau ten ir 3 metus jau 3 žingsnį padarai ir tie visi apie 2 kažkaip ten, apie tą sveiką mąstymą visi praleidžiame, nutyli, bet tai, žodžiu, iš tikrųjų, pradėjom dirbti su knyga, skaitėm, to prasme, darėm grinai tai, kas parašyta, kur buvo, reikia rašyti rašėm, kur malda meldėmės. Tai, ta prasme, viskas buvo taip, kaip darė tie tyriniai alkoholikai. Ir, iš tikrųjų, tas mano tas gyvenimo nevaldymas, aš įsivaizduoju, kad aš padariau tą pirmą žingsnį, aš jo visiškai nebuvau padaręs. Aš įsivaizdavau, kad jeigu aš užgersiu, aš žinau, kur grįžti. Jeigu kas nors ten netyčia praeis kančia ir panašiai. Žinai, aš visiškai buvau pamiršęs, kiek man pastangų kainavo ateiti pas jumis, kiek man kainavo pastangų nusmailinti tas savo gerimą, kad, žinai, sustot, kad aš galėčiau kitą dieną kažkur tai aplamai eiti. Ir aš nežinau, ar aš turiu tą šansą, žinai, ta prasme, nevaldau šito gyvenimo, aš nežinau, ar šito pakelsiu, žinai, dabar kiekvieną rytą man, ačiū Dieve, kad, žinai, kad turiu dar vieną dieną, žinai, kad galiu tą dieną deramai pagal tavo valią nugyventi. Tai šito pirmas veiksmas, tai, žinai, pasijungiu, kad daug man ranka ves mane, žinai, nes be jo aš iki tualeto nuėjęs galiu susipykti su pasauliu, žinai, savo mintyse. Tai tas buvo labai svarbus suvokimas, kad aš visiškai su to mano mąstymu, bėda, kad aš įsivaizdavau, sakau, kad aš galiu kažką nuspręsti pas grįžti ar negrįžti. Nors vėliau knygą nagrinėjant labai aiškiai buvo parašyta, kad galimybė rinktis gerti ar negerti iš manęs buvo paimta dar tada, kai aš dar galėjau rinktis gerti ar negerti. Tai buvo čia turbūt jaunesnėse mokyklos klasėse, žinai, dar kai būdavo. Tai, žinai, rytoj gersim ar negersim, dar galėdavom nuspręsti, kad negersim, žinai, bet ta prasme, tai ir niekas nenori mesti gerti tada, kai dar gali. Tai aš vėlgi buvau neišimtis. Tai buvo labai įdomu tas suvokimas, kad nėra čia taip, kaip aš įsivaizduoju, žinai, bet kadangi vėlgi, jeigu aš nevaldau to gyvenimo, kažkas įvaldo, aš atėjau netikintis, pradėjau ieškoti Dievo, man pradėjau religinius, ta prasme, eit, kadangi buvau krikštintas, žodžiu, pradėjau ieškoti Dievo krikščioniškoje bažnyčioje, važinėdavau irgi rekolekcijas ir panašiai, bet nelabai man su to tikėjimu, kad yra taip, lyg tai viskas aišku, bet kad jisai veikia mano gyvenime, žinai, ir kad jisai kažkaip tai kažką sprendžia, man sudėtinga buvo suprasti. Kol aš ir ta prasme, aš netgi vakarais tos maldos iš jau buvo, ta prasme, kol atsiklaupęs, meldavausi viską, bet meldžiuosi, suprantu, kad tiesiog kažkaip tuščiai orą žaginu, nėra jokio, meldžiuosi, bet net nežinau nei kam, nei nieko, žinai, kol paskui per vienas rekolekcijas išgirdau, sako, žinai, jeigu tu netiki Dievu, tai ir sakyk, kad netikiu, žinai, padėk Dieve mano netikėjimu. Nes, Dievas džentelmenas, jeigu tau gerai toks santykis su juo, toks savo tas įsivaizdavimas, viskas gerai, žinai. Iš tikrųjų pradėjo viskas keistis ir atsirado tas nuoširdus, tas santykis, o kitas dalykas vėlgi, einant žingsniai sustapatinant su tais pirmaisiais alkoholikais, ką darė, suvokiant, kiek mano gyvenime Dievas kada veikia, tai automatiškai dėjus iki to 3 žingsnio kažkaip tai nelieka tų klausimų, tik tai vėlgi man reikėjo egoistui sužinoti, kad man bus nauda kažkaip iš to Dievo.
nu, kad gerai, aš ten patikėjom savo gyvenimą, žinai, o, nu ir kas? Čia, žinai, va tas patikėjo, tai yra mano pasiryžimas, dabar aš tai suvokiu, žinai, kad mano pasiryžimas, patikėjau, iš ryto prabudau, aš nusprendžiau, kad eisiu į darbą. Bet turbūt ir jums buvo, kad nusprendėt, kad eisi į darbą, paskui praeina tas noras, apsisukė ant kito šono ir, ai, gal šiandien neisiu į darbą. Tai, žinai, tai su to trečiu žingsniu irgi lygiai taip pat, žinai, aš patikėjau savo gyvenimą, bet gal šiandien dar kažkaip tai pabandom pavaldyti. Bet, žinai, knygoje labai aiškiai parašyta yra, kad, žinai, kad vargu ar gyvenimas pagal savo valią bus laimingas. Tai, žinai, kaip su globėju, remiantis patirtim, ta prasme, pirmų alkoholikų pasveikusių, supranti, kad, ne koks aš čia tas savo gyvenimo valdytojas, žinai, nesėdžiu pas jumis, ne kur nors kokį rotorį klube, žinai. Šiandieną mačiau, kad Facebook irgi buvo idėja šventė, šampanų žmonės geria, ten su vakariniam sukniam sėdė, linksminasi, kažkaip panašiai sėdžiu pas jumis. Ir aš suprantu, kad man labai pasisekė šiuo atveju, aš tikrai esu daug laimingesnis už tos žmonės, kurie kilnėjo šampaną, bet čia gal bus vėliau. Man kas nors būtų pasakė, kad aš džiaugsiuos, kad esu, ta prasme, tikrai gavau malonę, kad ta prasme, esu alkoholikas. Taip lengvai prasisukti, ta prasme, kad rasti tokį gyvenimą, kokį aš dabar gyvenu, ta prasme, su ta vidinė būsena, vidinė ramybė, aš nežinau, kur būčiau dar kitur galėjęs gauti. Ir gerinti ne pats baisiausias dalykas būdavo, žinai, aš kažkaip šiandieną mišiuose beklausydamas buvo, šiandien, manau, visiems alkoholikam labai evangelija aktuali, žinai, kaip Kristus pavertė vyną vandenį, teisingai atvirkščiai, vandenį vynu. Tai, nežinau, mano gyvenime, ta prasme, tai velnias turbūt versdavo viską gėrimu, nes man realiai nebuvo per mano gėrimo, kad aš neturėčiau kaip pachmielą pasidaryti, aš visą laiką susigalvodu. Visiškos fantastikos, ten aš papasakočiau, ta prasme, tai nerealūs dalykai, bet ta prasme nebūdavo, kad aš kažkaip negalėdavau to pachmielo, žinai, netgi su sabutilininkais kalbėdavom, žinai, jau gerdami blemba, jeigu reikėtų ant duonos, kertų gautų. Pavalgyt, ta prasme, tu tikrai ten negautum pinigų, bet gert kažkaip visą laiką, žinai. Atsiranda tų idėjų ir ta prasme, tos manipulacijos veikia, žodžiu, nežinau, jeigu aš kažkokias tas idėjas, ir manau, turbūt daugelis iš jūsų būtų kažkur nukreipę teisingą vagą, tai, žinai, pasaulis būtų daug gražesnis, laimingesnis, turtingesnis ir aplamai, ir mes būtumėm daug ko pasiekę, žinai. Tai, žodžiu, man trečiam žingsnį atėjo tas suvokimas, kad realiai aplamai aš visą gyvenimą gyvenau dėl jūsų, žinai, aš norėjau jums patikti, aš norėjau jums kažką tai rodyti, aš turėjau begalės lūkesčių, turėjau kažkokių, aš dirbdavau ne tai, ką aš noriu, netgi kas įdomiausia, visiškai nesenai suvokiau. Aš dirbdavau ten, kur moka pinigus, arba kur aš galėčiau kažką daugiau uždirbti, apgauti. Ta prasme, aš baigiau dailę, bet aš dirbau, koks čia darbas, aš ta prasme iš Jugoslavijos iš Slovenijos į Italiją vesdavau pabėgėlius, ta prasme, migrantus. Tai čia va darbas, ta prasme, žmogus baigus dailę, o idėjų buvo pilna, ta prasme. Bet mano galva sako, žinai, tas va, kur sėdi, blemba, baigi, čia nieko nesigaus, čia nesąmonė, čia tu, va čia faktas, žinai, gavai krūvą pinigų, žinai, visą gyvenimą, ta prasme, bijau papulti į kalėjimą, bet viską dariau, kad ten atsidurčiau. Žinai, jeigu mane būtų pagavę, tai aš dar dabar turbūt būčiau neišėjęs už tokius dalykus, žinai. Tai, bet kažkaip Dievas saugojo, matyt, suprato, kad per mažai turiu jėgų tokiam dalykam, tai va, žodžiu, sėdžiu su jumis gyvas, sveikas ir laimingas, kas įdomiausia. Tai va, tai žodžiu, trečiam žingsnį, kai suvoki, kad iš tikrųjų tas Dievas vis dėlto realus visą gyvenimą mane vedė už rankos, kad jisai, ta prasme, kad jo dėka tik esu gyvas, kad visas tas malonės, ką turiu, nieko nesinešiau šitą pasaulį, nei talento, nei pasirinkau šalies, kurios gimti, nei ta prasme, kad vaikai pas mane su rankom, su kojom, kad, aplamai, kad turiu stogą virš galvos ir aplamai gyvenu nuostabioj šaly. Kad viskas gerai, kad aš turiu didžiulę viltį, ta prasme, kad mano gyvenimą gali kažkas keistis, jeigu aš pas kažką pajudinsiu bulkas, kad gali viskas būti gerai, tai supranti, kad aš tada noriu daryti. Tai kai sakau, tai man jau paskui tas suvokimas, kad pasiryžimas, kad vis dėlto pakilus nuo kelių, man globėjas iš karto
davė 4 žingsnio, ta prasme, aprašymą ir lenteles, ką aš turėjau rašyti. Tai, žinai, vėlgi, atsimenu, kas vieni iš pirmųjų, kas žengė žingsnius, čia matau yra, tai būdavo tie 3 žingsniai daromi labai iškilmingai, ten kur nors, žinai, krūva žmonių, šiurpinant visą šventąją, sustoja 20 žmonių, atsiklaupia ratukę, žinai, ten meldžiasi ir žodžiu, daro 3 žingsnį, paskui visi glėbišiuojasi, žinai, ir panašiai iškilminga, daugelį net kažką tai pajusdavo, žodžiu, visą štai, šalies durnai atrodė ir šiaip tas, ta prasme, tai yra tik tiesiog kažkokia, žinai, pachazucha, ta prasme, jeigu aš tikiu Dievu, aš turiu daryti veiksmą, žinai, knygoje parašyta, tuoj pat sėdam prie lentelių, kol yra ta būsena, kaip surfingistas pagavo tą bangą, kad, ta prasme, iš tikrųjų, Dieve, tu mano gyvenime vedi, aš turiu pasižiūrėti, kas aš per fruktas esu, žinai, tai vėlgi lentelės būtų geriau, kad jos iš 3 būtų stulpelių, bet jos yra iš 4. Tai pirmose, kas mane įžeidė, ta prasme, tai pirmą kartą rašant, tai buvo apie 190 epizodų. Šiaip realiai, tai jeigu gerai nuoširdžiai savo pasakius, tai jeigu su žmonėms, su kuo bendravau ilgiau negu savaitę laiko, ta prasme, nebuvo, kad negalėjau drąsiai rašyti, nes, ta prasme, vienaip ar kitaip jisai nepatenkino mano lūkesčių ir aš ant jo buvau supykęs. Ar daugiau ar mažiau, bet, žinai, buvo tokie giluminė, kur ten, kaip dabar atsimenu, Kolesniką, jeigu jisai girdi, tai man ten 5 klasėje spyrė į užpakalį, aš vienu žodžiu, blemba, 40 metų su Kolesniku vaikštų. Ir naktį kars nuo karto prisimenu, žinai. O ten keršto planai tie, kurie būdavo, nežinau, saldus ten, ką su to žmogum, naktį prabundi ir, žinai, ir galvoji, kaip čia dabar. Labiau, kad tas parazitas miegas net neįtarė, kad on jo pyksti, žinai. Tai tas pyktis, žinai, ant kiek absurdiškas yra, žinai. Aš pykstu ant žmonių, kurie net nežino, kad jie pyksta, žinai. Tai čia gali kasininkė, kuri kasoje netaip gražą atidavė, žinai, netokiais, kur pinigais, kur tu tikėjasi, žinai. Beleka, žmogus gatvėje, kuris važiavo, užkišo man mašiną, žinai, aš ten visą dieną su juo vaikštu. Tai, žinai, neturint galvoj, kad pas mane tų visokių iš viso gyvenimo tų buvo vaiduoklio, dar kiekvieną dieną prisirankioju, tai, žinai, tai žąsinas koks nors netaip važiuoja, tai kaimyno žolė 11 val. Pjauna, parazitas, kaip, žinai, visi normalų žmonės miega dar. Žodžiu, turėjau ką veikti, žinai. Tai tai visą tą reikėjo įsirašyti, paskui toliau baimės, pasirodo, kad baimės, tai vėlgi, kaip sakiau, mano natūrali būsena, nes aš viską pats bandau suvaldyti, o didžiausias baimės, tai kad nebus taip, kaip aš noriu. Taip. Baimė, kad pasiseks, įsivaizduojat, baimė, kad pasiseks. Baimė, kad nepasiseks, suprantu viskas, bet baimė, kad pasiseks. Tai. Ir kai pasižiūriu, kiek absurdas, žinai, kad aš, ta prasme, aš pradedu bijoti, aš noriu kažkokį gauti didžiulį užsakymą, bet aš pradedu bijoti, kad jeigu aš gausiu, aš nesusitvarkysiu. Aš net nebandžiau, net nežinau, man nieks net galų gale, gal ten ir net neduos, bet aš jau baimę turiu. Tai, žinai, baimė kažkur tai eiti, nafik, aš ten eisiu nieko, ten bus ta žąsinas. O ta žąsino, jisai kažkur jau 5 metai gal kur nors Norvegijoje sėdi, žinai, bet aš neinu tenais, nes mano baimės, man atrodo, kad galva sako, kad taip galbūt nebus. Tai žodžiu, tą reikėjo įsirašyti seksualinį, vienu žodžiu, tą prasme seksualinį idealą. Vėlgi pirmą kartą parašiau, labai graži moteris gavosi, blemba. Bet kažkaip tai, kalbantis su žmonėm, kažkaip tai, blemba, sakau, tai čia ne apie 60-90, nesako, čia apie savį reikia rašyti. Koks tu turi santykiuose būti. Ne kokia tu moterį susikūrė, žinai. Ne tu įsivaizduoji, žinai, kokia jinai nuolanki ir gera, ir graži, ir seksuali, žodžiu, visokia, kad, žinai, seilė nutysta netrašant. O čia sako, apie savį reikia rašyti, koks tu turi būti su to žmogum, žinai. Jeigu tokia moteris pasaulyje egzistuoja, kam tu toks reikalingas, parazitas, žinai, tai gal tu parodai, koks tu gali būti. Tai keičiasi tie dalykai, bet man reikia kito žmogaus, kas tas parodytų, nes aš tasgi fantastas, žinai, aš visą laiką visiems turiu kažkokių padidintų lūkesčių. Toliau 5 žingsnis, vėlgi, tai išrašius visą tą, pasidalinti su kitu žmogu, ta prasme, nėra malonu, prisipažinom Dievui savo ir kitam žmogui,
Tai vat ta vaidinta kieta, viskas gerai, bet kaip pasakyti, kad tu kažkokius ten, žinai, nenupirkai vaikui pampersus, kaip turėjai už paskutinius pinigus, tu jos pragėriai, ar ten kažkokie baisesni dalykai buvo. Ir kažkaip, bet vat, dirbant su globėju, kuris, ta prasme, turi patirtį, gauna net galinį ryšį, tai vat ateina tas suvokimas, kad tiesiog esi ligonis, kad elgėsi dėl to, kad nemokėjai kitai kaip elgtis. Kad žodžiu, kad nesu vienintelis toksai. Ir kad viską galima pataisyti, žinai. Tai va, 6, 7, kur knygoje labai mažai paminėtas, dabar šiaip jis labai svarbus man šiai dienai tas žingsnis yra, nes ta prasme, kad pasiryžome, tai po 5 žingsnio automatiškai, ta prasme, nebesinori taip elgtis, žinai, norisi iš tikrųjų labai nuoširdžiai viskas vyksta. 7 iš viso tik tai malda, ta prasme, žinai, po 5 žingsnio valandą laiko aš išduodu globotiniam peržiūrėti savo sąžiningai, nes sąžiningai tą viską atliko. Dažniausiai žmonės prisimena tai, kad ką norėjo nusinešti kapus, dar kažkokią pasinešioti su sokiam nesąmonėm savo, žinai, paskui galų gale tenka pasakyti, kad ta prasme aš noriu būti laisvas. Tai 8 sąrašą dažniausiai būna 5 žingsnį, kodėl vėlgi, ta prasme, 5 žingsnį daryti galima ir su kunigu, su bet ko, bet ta prasme, kunigas išklausęs tavo istorijos palaimės, sakys, eik, nenusidėk daugiau, žinai, o globėjas, parazitas užsirašo ir klausia, kiek ten mamai pinigų skolingas, kiek ten iš to nunešiai. Ta prasme, kad gana tiksliai viskas yra surašoma, žinai. Jeigu ten kažkaip neprisimenu, tada kažkaip buvo, žodžiu, viską galima prisiminti, pasiskaičiuoti ir žodžiu, visas tuos dalykus padaryti, žinai. Tai va, 9 vėlgi, kad žinai, vienas iš svarbiausių žingsnių, nes nežinau kaip jų, man tai labai būdavo gyvenime, ateini Maksimui kažkur tai perki, makaronų skyrių, o blemba, vėl tą nusisuki, eini į kitą, akis nudelbės, žinai, o ten kažkoks vėl žmogus iš praeities stovi, kuriam reikia kažkas prišikta, žinai, Palangą nuvažiuoji, tai va čia kai vakar po Basanavičiaus alėją aš taip nevaikščiodavau. Aš vaikščiodavau aplinkiniais keliais, nes kažkaip buvo geriama plačiai per visą Lietuvą ir visur būdavo prikakota. Tai va, tai 9 žingsnis eini pas tos žmonės, kuriem esi pakenkęs, ta prasme, ir kalbėsi. Ta prasme, nėra žmonių, kurios bijočiau sutikti, kurios būtų nemalonu sutikti. Mylėti nepradėjau, bet ta prasme, aš jau bent jau pakenčiu žmonės, nėra žmonių, kurių nemėgčiau ar kažkokia. Kitaip, vėlgi, 10 žingsnis, tai dabar man vienas iš svarbiausių, turbūt vėlgi, kai išsivalai savo vidų, norisi pradėti nuo to švaraus lapo, vėlgi neprisidirbti, bet kadangi, kaip minėjau, tie lūkesčiai niekur nedingo, kaip kurie, tai žodžiu, vėl būna, bet labai parašyta knygoje, kad vos tik pastebime, kad nerima, baimė, kad tuoj pat prašom Dievo, kad patrauktų, žinai. Tai va, jeigu aš turiu santykį su Dievu, aš jo pasitikiu, suprantu, kad aš pats negaliu iš savęs tą pyktį paimti, aš nežinau, iš kur jis pas mane ateina, prabudai, geras oras, gera nuotaika buvo ryte ir kažkokia situacija, kažkokia visiškai ateina, kažkoks baimė, nerimas ir panašiai. Tai vėlgi aš neatsakingas už tą pirmą, už tą jausmą, bet aš atsakingas už reakciją, ką aš darau. Žinai. Tai aš dabar darau, ką man siūlo 10 žingsnis, kad jeigu aš kažką tai įžeidžiau, tai ta prasme atsiprašau, skambinu. Pirmiausia, tai prašau Dievo, kad patrauktų, paskui jeigu reikia, neturiu žinojimą, kaip pasielgti situacijos, skambinu kažkam tai iš jūsų ar globėjui. Aptarti dažniausiai vien užtenka pakalbėti ir svarbiausias turbūt šitam žingsniui yra, kad nukreipiu dėmesį žmogų, kuriam galėčiau padėti. Tai vėlgi ten nereikia man babulės iš degančio namo pervesti ar kažkokį žygdarbį padaryti. Man užtenka netgi pagalvoti, žinai, gal šiandieną grupė reikėtų kokius nors nupirkti, nežinau, arbatos ar kavos. Ar paskambinti ten kažkokiam žmogui, kuris senai buvo grupės, kad ta prasme vėl iš savo to egoizmo pereiti prie kažkokio minčių, kam galėtum galbūt būti naudingas. Tai ir vėlgi tas, bet kitą kartą būna kažkokia rimtesnė situacija, tai darai 4, 5. Ir paskui vėlgi laukia 6, 7, tai aš ilgą laiką su savo sąrašus persižiūrėjęs, tai ta prasme pažiūrėjau, kad 2 metus rašydavau
Nu, vos ne kaip copy-paste, žinai, ta prasme, mano vargšėm žinatelis mama, žodžiu, būdavo įrašoma vos ne kiekvieną vakarą, žinai, vis tas pats per tą patį, žinai. O kad aš nepadarau to 6-7, žinai, va to, nu, aš tuo metu tiesiog nesuvokiu, reikėjo matyti daugiau laiko, žinai. Aišku, dabar viskas atitaisyta, žodžiu, santykiai prieš mirtį spėjau padaryti tą ir 9, ir tą prasme ir atsiprašyti, ir išklausyti mamą, ir žodžiu, tai šito vietoje viskas yra gerai. Toliau 11 žingsnis, tai vėlgi, kaip kas įdomiausias, prasideda nuo vakaro. Ir kaip aš iš vakaro, ar aš einu miegoti su kažkokiam nuoskaudom, nepadarytais darbais, su kažkokiais įsižeidimais, ar aš per visą dieną, per tą 10 padarau, kad einu ramiai, šiaip dabar realiai, nu, ta prasme, miegu kaip kūdikis, tai su to problemos nėra, žodžiu. Ir viskas, kaip ir knygoje rašo, kad kasdieną tariame kuo dažniau, kad jis tavo valia, žinai. Man nereikia dabar priimti esminių žaidimų, jeigu net važiavo autobusas, ar ten žmogus kažko negalėjo padaryti. Ta prasme, aš darau tai, ką aš galiu dabar stengiuosi daryti geriausia, žinai, o viskas priklauso nuo Dievo. Tai čia va tas vėlgi santykis, žinai, anksčiau kažkaip įsivaizdavau, kad Dievas man kaip padeda tik tai, žinai, dabar labai aiškiai ir prieš pažadus yra parašyta, kad, žinai, kad taip, dabar viskas gerai, bet mano dabartinis gyvenimo tikslas yra, kai galima geriau tarnauti Dievui ir mane supančiam žmonėms, žinai. Tai ne Dievas man padeda, žinai, aš jam tarnauti turiu. Tai va, tas santykis pasikeitė. 12 žingsnis, tai va, ką man sponsorius pasakė, jeigu tave kažko prašo, tai vienintelį dalyką pasakyti, man bus garbė, žinai. Ir ta prasme vėlgi, tai ir padeda man blaivybę išlaikyti, aš vėlgi jaučiuosi normaliai kaip normalus žmogus, kad šitam pasaulyje, nu, ne vien gadinu tą orą ir galiu būti kažkam tai naudingas, ar kažkur nuėjęs į ligoninę, ar į kalėjimą nuvažiavęs, ar tiesiog kažkaip padėjęs kitam žmogui, žinai, kaip tu matai, ypatingai su globotiniais, kaip, žinai, pradedi dirbti su žmogum, kuris ten sėdėjęs 4 kartus kalėjimės, realiai ten sakinių negali, be keiksmažodžių surišti, žinai, po kelių mėnesius pasikeičia žvilgsnis, manieros visiškai kitai žmogus, tu matai, kai keičiasi, ir tu matai va tą Dievo galybę, kaip jisai, va, kaip kitų žmonių gyvenime, žinai, labiau matosi, žinai, aš jau nekalbu apie savo, žinai, pažiūrėjus, koks aš atėjau pas jumis ir kas vyko su manim, žinai. Man realiai po 3 metai blaivybės, aš kažkaip tai bendravom ir žodžiu, problema, sako, prie tavęs prieit buvo, sako, piktas buvai, prie tavęs prieit buvo baisu, žinai, aš įsivaizdavau, kad aš čia grupiai klausai, aš pasakoju apie ramybę visiems. Pasirodo, galvoju, kad viskas gerai, bet iš šalies geriau matosi, žinai. Tai va, tai ačiū Jums, kad paklausėt. Ir nežinau, klausimus, jeigu čia yra pas Jumis. Ačiū.